Ir darau iš karto įrašą ir tuoj pat šėrinuosi ekranu ir darau labai jau čia taip aptarinėjom su Rita mes savo, savo susitikimą. Na, tai mielosios, noriu padėkoti kiekvienai iš jūsų, jog prisijungėte į webinarą, o taip pat padėkokite ir pačios savo, jog atradote ir skyrėte laiko šiandieną. Tai reiškia, jog jums tikrai aktualu ir yra svarbu meilė ir dėmesys savo. Na, kodėl mes su Rita nusprendėme kalbėti šią temą? Todėl, kad grožio industrijoje dirbame jau ilgus metus ir konsultuodamos plaukų priežiūros klausimais, ši tema matome, jog yra labai aktuali ir jo labai opi. Ypatingai COVID laikotarpiu ir po to. Moteriams trūksta informacijos, patarimų ir žinojimo, kaip ir kas gali padėti. Taigi šį vakarą norime būti maksimaliai naudingos tik tai jums. Ir todėl noriu paprašyti jūsų įsitraukti į mūsų bendravimą, mes jūs kalbinsim, uždavinėsim klausimus, tai jūsų įsitraukimas mums leis žinoti, ar mums pavyko tai padaryti, jums būtent parodyti ir atskleisti tas visas priežastis. Tai, o dabar norime prisistatyti. Esu Jurgita Paulauskienė, esu Monat grožio ambasadorė, sveikų plaukų ir gražios odos ekspertė, verslo mentorė. Jau daugiau kaip 7 metus dalinuosi savo patirtimi, žiniomis grožio srityje, padėdama klientams sistemingai rūpintis savo grožiu. Ir konsultuodama šiais grožio klausimais, dažnai pastebiu, jog klientams trūksta žinių ir laiko. Mano misija yra padėti kuo daugiau žmonių atrasti grožio ir vidinį balansą. Myliu tai, ką darau ir darau tai, ką myliu. Na, o aš dar kartelį labas vakaras visiems. Mano vardas yra Rita, esu Rita Kazlauskienė. Esu versli moteris, mentorė, lyderė bei founderė kompanijos Monat. Grožio industrijoje esu jau daugiau kaip 6 metai ir taip pat dalinuosi savo patirtimi, įgytomis žiniomis, ekspertiškumo. Mane atvedė į kompaniją Monat pažeisti plaukai, aš taipogi ieškau pagalbos ir atradusi produktus, atradau ir daug daugiau, atradau mylimą veiklą ir supratau, jog turiu be galo gražią misiją padėti moteriams visame pasaulyje, mano auditorija yra didžioji dalis moteris, padėti visame pasaulyje moteriams atrasti grožį savyje, pamilti save, išmokti rūpinti savimi. Ir aš tikiu, kad kiekviena moteris yra savo gyvenimo kūrėja. Tai kurkime gražesnį gyvenimą kartu nuo grožio su savimi. Ir šiandien mes iš tikrųjų, kaip ir minėjome su Jurgita, pasistengsime duoti kuo daugiau naudos ir vertės jums. Webinaras vyks apie valandą laiko, taip kad tikimės, kad neprailgs šis laikas ir jūs tikrai gausite daug žinių. O šiandieną mes kalbėsime apie plaukų problemas, kokios jos dažniausiai yra ir paliesime pačią aktualiausią temą. Toliau iš tikrųjų paanalizuosime priežastis, iš kur atsiranda ta problema ir taip pat pasidalinsime sprendimo būdais ir parodysime rezultatus. Taigi, dažniausios plaukų problemos. Mes iš tikrųjų išrinkome 6, nes kadangi dirbame šioje srityje ir dirbame su moterimis ir tikrai gauname labai daug būtent žinučių, nusiskundimų, jog yra problema su plaukais. Ir iš tikrųjų galite parašyti į komentarus, matote 6 priežastis,
Parašykite į komentarus, kokia jūsų problema kamuoja susijusi su plaukais. Ar tiesiog kokią turėjote galbūt problemą, gal jau padėjo išspręsti. Tai parašykite į čatuką tiesiog skaičiuką 1, 2, 3, 4, 5 ar 6, kol aš pakalbėsiu truputėlį. Tai pagrindinės tokios yra problemos riebi galvos oda. Ir tikrai moteris dažnai skundžiasi, kad sako, įsiplaunu plaukus ir vakare jau vėl reikia juos plauti. Arba įsiplaunu plaukus ir kitą dieną aš nubundu, plaukai prigludę, nėra išvaizdos ir tiesiog netgi būna ir kvapas, ar ne. Tai kamuoja tokia problema. Toliau iš tikrųjų yra pleiskanos. Pleiskanos, kaip sakoma, pas vienas atsiranda tos šlapios nemalonios pleiskanos, kurios prilimpa, sukimba ir tikrai neduoda gražios, kaip sakau, prekinės išvaizdos. Būna sausos pleiskanos, kurios byra ant pečių, tai vėlgi, žinote, ta problema nėra maloni, ypatingai moterims, kurios norite plaukus nešioti palaidais. Dar viena problema yra pažeisti plaukai. Pažeistų plaukų problemą turėjau aš pati ir iš tikrųjų tai būna ne tik, sakykime, nekokybiškų dažymų, bet būna, sakykime, ir cheminių būdų pažeisti ir būna karštaisiais prietaisais. Toliau sausi plaukai, silpni plaukai, na ir žinoma pagrindinė tema, su kuria mes susidurėme, tai slenka plaukai. Ir aš matau iš tikrųjų, moteris labai daug matau, kurios rašote 6, rašote ir netgi kelias, 5, 4 ir 2. Ir ta prasme tikrai yra moteris, kurios turi ne vieną iš šių problemų. Tai Jurgita, eikime toliau. Taip, gerai. Čia Lina dar klausė, ar jūs esate plaukų specialistės, kvalifikuotos kirpėjos stilistės, ar tik Monat produktų platintojai. Visų pirma, mes esame specialistės ir ekspertės susijusios su plaukais, su plaukų problemomis, plaukų ligomis ir mes turime sprendimą. Nebūtina būti kirpėja ar stilistė, jog padėti žmogui surasti gerą ir kokybišką produktą. Tai mes esame būtent specialistės ir ekspertės plaukų priežiūros priemonių. Tai kalbame apie pirmą pagrindinę priežastį. Plaukai. Iš tikrųjų galiu pasakyti tai, kad plaukai, oda ir nagai pirmieji, kurie parodo išoriškai, jog žmogui trūksta vitaminų. Kad ir kaip mes norėtume iš tikrųjų, kaip mes galvotume, kad valgydami, sakykime, rinktamėsi sveiką maisto produktą gauname vitaminų. Bet dėja, šiais laikais, ypatingai šiais laikais, vitaminų produktuose rasti yra labai sudėtinga. Ir kitas dalykas, su produktu labai mažai pasisavina vitaminų. Todėl vitaminų svarba organizme yra be galo svarbi. Mes išskyrėme kelis, tik 5 vitaminus, kurių trūkumas rodo, jog slenka plaukai. Ir tiesiog pasidalinsime šią informaciją, ką mes su Jurgita surinkome. Tai yra pagrindinis baltymų trūkumas. O baltymai tai yra plauko struktūros pamatas. Apskritai, baltymai organizmai, jeigu organizmai pradeda trūkti baltymų, tai iš tikrųjų, kai sako, kūnas gali subirėti kaip kortų namelis. Tai yra be galo svarbu. Tai kada valgant daug baltymų į organizmą vis tiek nepatenka. Kad ir tu valgai maistą, į jo nepatenka. Tai, sakykime, plaukams, kaip pasireiškia trūkumas baltymų, tai slinkimas, tai sausi ir išplonėję plaukai, tai silpnas plaukas ir lūžimas. Apie geležį greičiausiai žinome kiekviena, nes tai yra, kai sako, pasidarykite kraujo tyrimą ir pažiūrėkite, ar jūsų hemoglobinas yra geras, tai hemoglobinas parodo, kad gali būti mažakraujystė, anemija. Ir iš tikro, vėlgi, tai parodo, kad gali slinkti plaukai. B grupės vitaminai taip pat.
B grupės vitaminai yra labai svarbus ir atsakingi už plaukų augimą. Jeigu jūs pastebite, kad, tarkim, plaukai neauga, jie silpni, labai lėtai auga, ar ne, arba, pavyzdžiui, slenka, tai reikėtų susirūpinti B grupės vitaminais, nes B grupės vitaminai, B grupės vitaminų nauda yra, kad galvos oda ir pačių folikulų aprūpinimas maistinėmis medžiagomis. Šis vitaminas padeda, ar ne? Ir žinoma, B7 užtikrina plauko struktūrą regeneravimą ir stiprina pačius plaukus. Tai vėlgi galima apie tai pagalvoti ir pasidaryti tiesiog kraujo tyrimą, kad pasižiūrėti, paanalizuoti, kokių vitaminų jums trūksta, ar tai gali įtakoti plaukų slinkimą. Vitamino D trūkumas taip pat reguliuoja galvos odos riebalų gamybą, kurie natūraliai drėkina ir apsaugo. Ir žinoma, vitaminas D taipogi stiprina patį plauko folikulą ir storina patį plauko stiebą. Vitaminas E tai grožio ir jaunatviškumo vitaminas, ne tik plaukams, bet ir odai taipogi. Tai svarbus, kaip ir minėjau, ir odai, ir plaukams. Jis gerina kraujotaką, vitaminas E, ir aprūpina plauko svogūnėlį maistingomis. Reikėtų pasidomėti ir pasidaryti kraujo tyrimą ir paanalizuoti. Taip, Jurgita? Taip, aš pabėgau, nežinau, lyg tai internetas kažkaip tai strukinėja, pabėgau interneto ieškoti. Gerai, noriu paklausti, ar tarp mūsų prisijungusių yra besilaukiančių mamyčių arba jau susilaukusių vaikučius? Parašykite į četuką, jeigu turim, tai parašykite į četuką trejetuką. Ar girdit mane? Alio? Ar girdit mane? Girdim. Super gerai, nes iš tikrųjų nieko negalvoju, sukasi ratukas. Tai Ritelė, ar turim četukį, nes aš nejungiu? Ar turim mamyčių? Yra, mačiau. Gerai, tai super. Na, nėštumo metu moterys geria vitaminus ir tam, kad kūdikis būtų sveikesnis, stipresnis ir jos pačios jaustųsi gerai, tai po gimdymo plaukai dažnai slenka dėl hormonų pokyčių. Ir nėštumo metu padidėja estrogeno lygis, kuris prailgina plauko augimo fazę, dėl to plaukai slenka mažiau. O po gimdymo estrogeno lygis greitai sumažėja, o tai sukelia daug plaukų pereiti į slinkimo fazę vienu metu ir mes turim tą tokį stipresnį išslinkimą ir galim pradėti stresuoti, bet nereikėtų taip stresuoti ir sunerimti. Po kelių mėnesių hormonų lygis stabilizuojasi ir plaukų augimo ta fazė grįžta į pradinę padėtį. Tai turėtų būti viskas gerai. Trečiąją priežastį išskyrėm ligos ir medikamentai. Tai kai kurie medikamentai gali paveikti hormonų lygį organizme, o tai gali sukelti plaukų slinkimą, pavyzdžiui, kaip hormoniniai kontraceptikai, skydliaukės vaistai, arba netgi hormoninės terapijos, yra ir toksai dalykas, tai tam tikri vaistai turi toksinį poveikį plaukų folikulams ir tai gali būti chemoterapiniai vaistai, kurie tiesiog veikia ląstelių dalymasi ir pažeidžia mūsų plauko folikulą. Kai kurie medikamentai taip pat gali paveikti ir medžiagų įsisavinimą į organizmą ir tas vėlgi gali sukelti plaukų slinkimą. Tai vaistai tikrai, medikamentai įtakoja stipriai mūsų plaukučių augimo fazę. Stresas, kad ir kaip taip
energetiškai skambėtų sudėtingai, bet iš tikrųjų stipriai ir bauginančiai, bet iš tikrųjų taip yra. Noriu paklausti ir parašykit į četuką, ar žinojot ar ne. Jeigu žinojot, rašykit taip, jeigu nežinojot, rašykit ne. Kada labiausiai auga plaukai? Aš dabar atsakysiu. Plaukai labiausiai ir geriausiai auga miego metu. Ar žinojot? Rašo taip, Super, smagu. rašo ne, ir Okay. taip ir ne. Tai Rašo nėra garso, ką jūs čia darot, bet aš greičiausiai, kad pas jūs nėra garso, Jo, nes greičiausiai. kitos girdi, ar ne? Mhm. Gerai, Jurgitėlė. Taip, stresas tikrai yra įtakojantis būtent mūsų plaukų augimo fazę. Ir kada mes miegam ir jeigu turim sutrikusį miegą, jau tai įtakos mūsų plaukų būklę. Ir nerimas, mityba ir dietos, tai mityba iš karto galiu pasakyti, kad tikrai taip, nes kuomet pati aš irgi nervuojuosi, turiu stresą, negaliu valgyti. Tai vėlgi, viskas yra viename. Stresas yra tas žvėris, kuris mus kartais paliečia. Ir dabar netinkama plaukų priežiūra. Tas irgi labai stipriai įtakoja, bet kokia tai yra netinkama plaukų priežiūra. Tai yra produktai su cheminiais elementais, tai yra parabenai, sulfatai ir silikonai. Ir dabar noriu parodyti jums, kaip silikonai veikia mūsų plaukus. Štai žiūrėkit, čia yra mūsų natūralus plaukas. Kuomet mes naudojam produktus su cheminiais junginiais, vat būtent su parabenai, visko pridėta yra, ne? Mūsų plaukas yra apgaubiamas tarsi vašku, toksai vaškas, jie silikonais vadinami, ir jis tiesiog negali jau, yra dusinamas, negali kvėpuoti, negali augti ir dažnai irgi moterys sako, kad mano plaukai neauga, jie yra tik tai iki tam tikros fazės užauga ir negaliu atsiauginti plaukų. Vėliau apie tai dar pakalbėsim, prisiliesim. Ir dar viena priežastis, tai yra per didelis kiekis formavimo priemonių, naudojimas per daug. Dažnai plaukų formavimo priemonės nusėda ant galvos odos, nusėda ant plaukų, kadangi jos yra su cheminiais junginiais, elementais, jos tiesiog jas reikia labai labai gerai išskalauti, kai mes to nepadarom, yra vėlgi plaukas pažeidžiamas. Ir dabar labai dažnai moterys tai daro, tai yra dažnas karštųjų prietaisų naudojimas. Ar naudojat? Parašykit vienetuką, jeigu naudojat, mėgstat naudoti karštuosius prietaisus, jeigu ne, parašykit nuliuką, o jeigu kartais rašykit 3. Ir dažniausiai moterys naudodamos karštuosius prietaisus, tai visi, sukimo prietaisai, tiesinimo vėjelės, tai gali būti džiovinimui, nenaudoja apsaugos nuo karščio. Ir tai yra plaukas labai stipriai pažeidimas. Tikrai dažna problema, konsultuojant moteris, su tuo tikrai yra susiduriama. Taip, dar viena žala, kuriai reikėtų pasakyti stop ir atkreipti dėmesį į tai, tai yra priemonės. Svarbu, jog savo plaukučių naudojimą ir jūs rinktumėtės kuo natūralesnius produktus. Skaitykite etiketes. Žinoma, jūs turite žinoti, ką skaityti, ką ten rasti, suprasti, kad tai kenkia mūsų plaukams. Būtinai aš apie tai pasidalinsiu. Taip pat priemonės prisideda netinkamai parengtos priemonės, pasirinktos priemonės, taip pat jos sukelia kenksmingi elementai, sukelia ir ligas, ir alergijas. Ir cheminiai produktai sunkiai išsiplauna. Ta jau aš minėjau. Ir kas vyksta, kai mes jų tinkamai neišplaunam,
nekruopščiai išplauname, ne, plaukučius, tai dažniausiai jie dažniau riebaluojasi, visi susikaupę produktai ant odos, ant pačio plauko sluoksniuojasi ir tai pablogina mūsų galvos odos būklę. Ir tikrai skirsiu dėmesį ir galvos odos priežiūrai ir būklei. Noriu paklausti iš tikrųjų, ar žinojote, jog cheminiai elementai, produktai su cheminiais junginiais, parabenais, silikonais, visais sulfatais, kurie yra, jie įsigeria į mūsų odą per 26 minutes ir patenka į kraują. Ir kas tai yra? Iš tikrųjų, būtent žiūrėkite ir ieškokite savo produktuose, kuriuos naudojate, tokios markiruotės, kaip dabar parašyta raidės SLS ir SLES. Ir tuoj pasakysiu, kas tai yra. Iš tikrųjų, dabar šis žymėjimas nesirašo raidėmis. Aš stovėjau lentyno prie grožio produktų lentyno ir tiesiog praėjau specialiai, pasižiūrėjau, nes jau aš seniai tokių dalykų nenaudoju. Bet yra rašoma taip, sodium laurin sulfat ir sodium laures sulfat. Tai paviršinio aktyvumo medžiagos dažnai naudojamos būtent daugelėje mūsų higienos ir buities produktuose. Ir ką jie duoda greitą putojimą. Jie putoja ir jie nuvalo nešvarius paviršius, ištirpdo nešvarumus. Ir moksliniais tyrimais yra ištirta, kad būtent šie cheminiai junginiai alina, plonina, silpnina plauką, dirgina pačią mūsų galvos odą ir prisideda prie mūsų plaukų būklės bloginimo. Ir jie, kas dar yra svarbu, jog jie pašalina natūralius aliejus tiek nuo galvos odos, tiek nuo mūsų pačių plaukučių. Išblukina spalvą, jeigu mes dažnai, tarkim, būna, kad mes ryškiai dažom plaukučius, jau matot, kad jūsų plaukučiai greitai išblunka. Taip pat, kai yra natūralus plaukas ir turi garbanėlės, natūralias garbanėlės, tai jas taip pat yra pažeidžiamos garbanėlės. Taip, važiuojam toliau. Na ir kągi, dažniausiai daromos klaidos. Oi, čia kiek iš tikrųjų aš pati kiek dariau klaidų, patikėkit manim. Tai irgi parašykite į čatuką, matote skaičiukus, parašykite, kokias jūs dažniausiai darote klaidas. O aš pasidalinsiu, kodėl mes pavadiname tai klaidomis. Tai yra miegas su šlapiais plaukais. Labai dažna moteris tiesiog įsiplauna plaukus vakare ir eina miegoti. O tai iš tikrųjų labai kenkia pačiam plaukui, nes plaukas iš tikrųjų ir lūžta, plaukas turi būti pradžiovinamas prieš einant miegoti, nes iš tikrųjų šlapias plaukas jisai išstumia iš plauko proteiną ir tai irgi netenka vitaminų mūsų plaukai, ar ne? Toliau iš tikro šlapių plaukų šukavimas. Va šį dalyką ir aš dažnai darydavau, tai vėlgi gali ir ištempti patį plauką, nes šlapias plaukas jisai sunkesnis, jisai tysta, jisai toks pasitempęs. Tai šukuojant plauką mes galime pažeisti folikulą ir tiesiog galime jį iššukuoti, netgi sveiką plauką netyčiom išpešti. Toliau plaukų trinimas ir rankšluostį. Tai turbūt mano irgi buvo pagrindinė tokia klaida, nes žinote, kaip būna įsiplauni plaukus ir tiesiog trini rankšluostį, trini, atrodo, tu geriau čia išvarysi tą vandenį, bet iš tikrųjų tai vėlgi pažeidžia folikulą, laužo plauką ir mes jį tiesiog išpešame pačios. Netinkami aksesuarai. Kas vėlgi, metaliniai segtukai, metaliniai gnybtukai vadinami, gumytės tos tokios, kaip aš sakau, dabar jau pradėjo šilkinės gumytės gaminti, tai visa laimė, nes turi gumytė būti aptrauta bent jau medžiaga ir ji neturi būti labai stipriai suveržta. Dažnas plaukų šukavimas taipogi gali įtakoti, ypatingai jeigu neplaunate plaukų šepečio ar plaukų šukų, kurias reikia būtinai plauti, valyti, nes dažnas šukavimas vėlgi galite
kaip sakoma, ir užteršti plauką, ir vėlgi sukelti riebalavimąsi dažnesnį. Karštųjų prietaisų naudojimas jau Jurgita minėjo, ypatingai karštųjų prietaisų naudojimas be apsaugos ir labai aukšta temperatūra. Tai vėlgi pažeidžiame plauką, jį išsausiname, jis lūžta ir taip toliau. Ir žinoma, šaltas karštas vanduo. Čia jau būna tokia dilema, o kaip vis dėlto, su kokiu vandeniu plauti geriausiai? Geriausiai yra drungnas šiltas vanduo, bet jokių būdų ne šaltas ir jokių būdų ne karštas vanduo. Tai toliau, Jurgita. Toliau. Na ir kągi, kelionė sveikų plaukų link. Pasidaliname ir priežastimi, pasidaliname ir kodėl tai vyksta, ir ne kokios problemos yra, ir kodėl tai vyksta, ko trūksta ir kuo reikėtų pasirūpinti. Tai čia iš tikrųjų yra visa tai išvardyta. Ir kas nori turėti sveikus plaukus, poilsis, geras miegas, mityba, vitaminai, kas yra svarbu, bet vitaminai turi būti ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Galvos masažas labai pagerina sveikų plaukų augimą, spartesnį sveikų plaukų augimą, taip kad tas galvos odos masažas, galim, iš tikrųjų, aš turiu tokį masažuoklį, ar ne, jį galima ten įvairiuose vaistinėse nusipirkti ar kaip, bet tiesiog galima tiek sausus plaukus, tiek vonioje, sakykime, su šampūnu ar ne, tiesiog pamasažuoti, skirti laiko ir 5 minutės pamasažuoti galvos odą, bet apie masažo naudą pakalbės Jurgita išsamiau. Na, žinoma, veiksmingos priemonės, o kas yra svarbiausia. Tai mes dabar, Jurgita, turime sekančią skaidrę, bet gal prieš tai, ar mes pasidalinsime istorijomis, ar tęsime, kodėl yra svarbu vis dėlto augalų pagrindų kurti produktai? Ne, aš manau, kad mes pasidalinam, kodėl yra svarbu. Taip. Gerai. Tai dabar, kadangi Jurgita užsiminė, kodėl yra nelabai gerai naudoti cheminius produktus, kuriuose tikrai didžioji dalis yra chemijos, nors rašo, gali rašyti ant buteliuko, kad yra alyvuogių aliejaus, kad yra kokius saulėgrąžų aliejaus ar dar kokio, bet jūs atverskite etiketę ir pažiūrėkite, kurioje eilutės dalyje įrašytas. Dažniausiai būna, kad būna vos ne paskutinėme, vos ne gale ir tai yra tik tai 1% būtent to aliejaus, o didžioji dalis yra būtent tos chemijos. Kalbam apie augalų pagrindų kurtus produktus. Jūs puikiai žinote, mes jau pristatėme, mes esame taip pat kompanijos Monat atstovės ir naudojame produkciją ir rekomenduojame ir žinome, kad tai veikia ir padedame žmonėms išspręsti jų plaukų problemas išorinės ir kaip ir organizmui iš vidaus, taip ir iš išorės reikalingi vitaminai. O augalų pagrindų kurtuose produktuose jų yra tikrai labai gausu. Ir aš noriu išskirti 4 pagrindinius tokius elementus, kurie iš tikrųjų būtent tai, ko reikia tavo plaukams išoriškai, ar ne? Tai yra mūsų Rejuvenik aliejukas, tai yra užpatentuotas unikalus produktas, kuris turi 13+ natūralių augalų aliejų ir ekstraktų mišinys. Turi antioksidantų, turi omegos riebiųjų rūgščių ir tai yra 100% natūralus, mes jį dar vadiname aukso lašeliais. Tai būtent šio produkto yra beveik visuose Monato produktuose. Toliau dar vienas labai svarbus ingredientas kapiksilis. Kas nežinojote, kapiksilis tai yra raudonasis dobilas, jisai skatina plauko augimą. Jisai stiprina plaukus, storina pačius plaukus, padeda tiesiog, kaip sakoma, plaukų tankumą, ar ne, prižadina tuos užmigusius folikulus. Dar vienas ingredientas, kurį mes turime išskirtinai, tai yra prokatalinas, tai yra žirnio ekstraktas, kuris vėlgi, žirnio ekstraktas jisai stabdo senėjimo procesus ir padeda išlikti galvos odai sveikai ir gražiai. Beje, ar žinojote, kad galvos oda sensta 6 kartus greičiau nei veido oda? Parašykite į komentarus, jeigu žinojote vienetuką, jeigu nežinojote trejetuką. Kad vis dėlto galvos oda 6 kartus sensta greičiau negu veido oda.
vienetuką, jeigu žinojote, trejetuką, jeigu ne. Na va, daug ir trejetukų, tai tikrai tikiu, kad išgirdote ir tai yra naudinga. Todėl yra labai svarbu prižiūrėti ir galvos odą, ne tik veido ar kūno, bet ir galvos odą, kad turėti sveikus plaukus. Ir dar vienas ingredientas, tai yra kraudazorbas, tai yra itin veiksminga sudedamoji dalis, kuris suteikia apsaugą nuo žalingų saulės spindulių ir išsaugo natūralią plaukų pigmentaciją. Tai vat yra tokie ypatingi pagrindiniai ingredientai augalų pagrindų kurtuose produktuose. Toliau, Jurgita. Ir va, kaip ir minėjau, mes turime būtent šį unikalų produktą, Rejuvenik aliejuką. Jis yra užpatentuotas ir vienintelis pasaulyje. Tokio antro analogo net nėra, kad būtent tokia sudėtis. Ir iš tikrųjų, vat, jūs matote pavyzdžiai, kodėl tai yra svarbu, kodėl tas aliejukas yra toks svarbus. Todėl, kad jis maitina, čia yra vitaminai mūsų plaukams iš išorės. Iš išorės, vat, kaip matote, yra, aš jau nebevardysiu, kokie yra augalai, ar ne? Bet ką aš noriu pasakyti, kad iš išorės šis aliejukas maitina folikulus. Jisai primaitina folikulą, kad jisai būtų, kad plaukas augtų stiprus, kad plaukas augtų sveikas, kad plaukas būtų storesnis, kad jis įgautų spindesio ir būtų sveikas. Ir yra vat, kelios nuotraukytės pavyzdžiai, matote, kur folikulas gražus ir plaukas auga, o kitas kažkaip tai kaip ir miręs, ar ne? Tai mūsų aliejukas padeda prižadinti užmigusius folikulus. Ir moteris, ypatingai moteris ir vyrai, kuriems būna išrietėję vietos, bet matote, kad yra pūkelis ir gali ataugti, tai būtent šie produktai, va šis aliejukas padeda prižadinti užmigusį folikulą. Ir plaukas vėl pradeda augti ir jis tampa stiprus. Šiaip iš tikrųjų, čia, kaip ir sakiau, vitaminai ir mineralai, ar ne, mūsų plaukams iš išorės, jis stiprina folikulą, storina plauką, toliau suteikia spindesio ir plius nuramina galvos odą. Tai su juo galima daryti aliejinės kaukės terapijas, ar ne? Galima vieną kartą į savaitę aliejuko, sakykime, čia yra tokia pipetė, ar ne, aliejuko, sakykime, kokius 6-8 lašiukus galima užlašinti ant pirštų pagalvėlių, suaktyvuoti tarp pirštukų ir tiesiog įmasažuoti į galvos odą, galima naudoti masažuoklį ir galima eiti tiesiog ramiai miegoti, nebijantis, nesutepa pagalvės, galite eiti miegoti, o ryte plauti tiesiog plaukus. O jeigu jūs mėgstate plauti vakarais, tai galima bent jau 2 valandas prieš plovimą padaryti aliejuko terapiją ir galima plauti plaukus. Tai čia bus nauda jūsų plaukams iš išorės. Tai yra vitaminai jūsų plaukams. Ir matote, mes turime pavyzdžius, kaip iš tikrųjų būtent šios kompanijos produktai ir būtent šis aliejukas padeda moterims ir vyrams susitvarkyti su ta problema, kaip jau yra išrietėjimas, išplikimas, išslinkimas. Ir tai nėra stebuklas, tai nebus, kad vieną kartą jūs pasidarėte terapiją ar 1 mėnesį ir jūs jau sulauksite. Bet tai yra rezultatai, kur 3-6 mėnesiai ir žinoma daugiau. Čia jau kalbant apie ilgį, tai jau einasi truputėlį daugiau. Toliau, Jurgita. Taip, o aš dabar noriu pakalbėti daugiau apie galvos odos priežiūrą. Ir noriu jūsų paklausti, ar naudojate periodiškai tam tikrus produktus stiprinti savo galvos odos priežiūrai? Na, tai gali būti serumas, gali būti ampolytės, kurios, tarkim, stiprinimui pačiam folikului ir pačiam galvos odai. Parašykit 8, jeigu naudojat, jeigu nenaudojat, parašykit 0. Yra ir 8 labai šaunu, yra ir 0. Yra, galima sakyti, per pusę. Ir 8 ir 0 yra. Labai smagu iš tikrųjų, kad jūs dalinatės, mes esam labai dėkingos, jog jūs esate tokios atviros ir dalinatės ir kokia problema, ir ar naudojate ar ne, nes mes esame tam čia,
kad jums padėti ir parodyti, tiesiog parodyti sprendimo būdus. Vat dabar noriu pakalbėti, kodėl būtent yra svarbu rūpinti savo galvos odą ir puoselėti ją. Nes mūsų plaukai yra tarsi gražiausias sodas, kuris mus turi džiuginti. O kad džiugintų, turime jį laistyti ir tręšti. Ir sveika galvos oda tai yra lygu sveikiems, gražiems plaukams. Todėl puoselėti savo sodą mes turėtume kiekvienas žinoti, kaip tai daryti. Tai noriu su jumis pasidalinti išskirtinai sudėtinėmis modernios gamtos serumos dedamosiomis ir veiksmingiausiomis dalimis. Šis serumas yra skirtas raminti galvos odą ir jis stabdo galvos odos senėjimo procesus. Šis lengvas neriebus serumas yra sukurtas bendradarbiaujant su pasaulyje pripažintų plaukų ir galvos odos mokslo ekspertu ir iš karto sumažina plaukų lūžinėjimą iki 92% ir per 60 dienų suteikia pastebimą rezultatą. Tai reiškia, kad jau mes matome savo galvoje beibiku, ne, kaip mes vadinam, mažų plaukučių. Taigi, kuo jis ypatingas, mes galime matyti skaidrėje, kokia yra šio patentuoto serumo sudėtis. Tai yra kofeinas ir tai labai stiprus antioksidantas, didinantis ląstelių energijos kiekį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes žinome, ne, kad kofeinas skatina greitą kraujotaką, jisai gerina galvos odos kraujotaką, o tai prisideda labai stipriai prie mūsų folikulų auginimo, žadinimo, atgaivinimo. Melatoninas apsaugo folikulus ir galvos odą, prailgina plaukų augimo stadiją. Kapiksilis suteikia apimties bei padidina tankį patį plauko tankį kaip tūrį, ne? Vat ir matote nuotraukytėje yra būtent prieš ir po. Natrio hialuronatas tai yra hialuronas, taip, mišinys, hialurono mišinys efektyviai drėkina mūsų galvos odą. Resveratrolis ramina ir saugo odą, dibiotinas reikalingas sveikų plaukų augimui. Bakučiolis tai yra veganinis alternatyvos retinolis, jeigu kas nežinojote, apsaugo nuo oksidacinio streso ir uždegimo. Taip pat jame yra juodosios eglės žievės ekstraktas, kuris apsaugo mūsų plaukų spalvą ir nuo ultravioletinių spindulių. Žirnių ekstraktas, apie kurį taip pat kalbėjo Rita, apsaugo nuo galvos odos senėjimo procesų. Ir štai ką mes turime. Mes turime rezultatus, tai yra mūsų kolegių rezultatai, labai džiaugiamės ir jie tikrai yra akivaizdus. Tai yra didžiausias džiaugsmas, kada mes turim problemą ir mes matom jau esamą sprendimą, jau mes matom rezultatus. Noriu dabar jūsų paklausti, ar jūs naudojate savo galvos odai pilingą? Ar pilinguojat galvos odą? Jei pilinguojat, parašykit 5. Jei to nedarot, viskas gerai, parašykite 0. Kad tai jau daro moteris ir merginos, yra ir 0, yra ir kartais. Ok, super. Taip. Dėkuoju už jūsų atvirumą. Puiku, gerai. O aš dabar noriu pasidalinti, kokią naudą mūsų galvos odai duoda pilingas. Aš pati turėjau problemų su galvos oda. Ir tai buvo sudėtingas periodas, kuris niekaip man nepadėjo. Ir įsivedus šį
šį veiksmą į savo galvos odos priežiūrą iš tikrųjų, bet žiūrėkit, tai yra paveiksliukai, jie atitinka realybę, kada yra užteršta mūsų galvos oda, kada mes turim problemų, jinai yra tiesiog vystanti oda. Kada mes turime ir drėkiname, ir prižiūrime, tai yra tarsi va tas būtent gražus sodas. Tai ką daro pylingas, naudodamos pylingą savo galvos odai, jis skatina, gerina kraujotaką, ne, grūdeliai jie tiesiog aktyvina kraujotaką, tai vėlgi prisideda prie mūsų plaukučių, prie folikulų augimo, stiprinimo taip pat, pašalina negyvasias odos ląsteles ir tai yra lygiai tas pats, kaip pilinguoti savo veiduko odą. Galvos odą lygiai taip pačiai reikia pilinguoti. Jis taip pat ištirpina visą sebumą, tai reiškia visi likučiai, kurie yra susikaupę ant mūsų galvos odos, riebalai, produktų likučiai, jis viską ištirpina ir padaro švarę galvos odą. Taip pat pašalina pleiskanas, sureguliuoja galvos odos pH ir tas reiškia, kad taip pat nutolina, esant normaliai galvos odos pH, normaliam, mūsų plaukučių plovimas pailgėja terminas. Tai reiškia, mes ne kiekvieną dieną plaunam, mes galim plauti kas antrą, kas trečią dieną, ne, įsivedę tokį produktą į priežiūrą. Na ir žinoma, mes vienareikšmiškai geriname savo galvos odos būklę. Dar vieną klausimą jums turiu. Ar, būtent Rita kalbėjau, apie masažus noriu pakalbėti. Ar leidžiate savo parelaksuoti? Ar atrandat laiko ar nepamirštat? Galbūt net nežinojot, kad darant masažą galit savo padėti. Tai jeigu darot kartais, ne, aš turiu irgi Rita rodė, štai tokį, iš tikrųjų jūs neįsivaizduojat, kaip nerealiai po visos dienos, jeigu padarius tokį masažą, jisai taip atpalaiduoja mūsų skalpą, nes per visą dieną taip yra įsitempęs skalpas, kad iš tikrųjų yra būtina nepamiršti savęs. Tai ar darot galvos odos masažą, parašykit 4, jeigu nedarot, 0 rašykit. Yra ir 4, yra ir 0. Gerai. Super, šaunuolės, ačiū už jūsų komentarus. Yra ir 4, yra ir 0. Super, gerai. Na, o dabar aš noriu pasidalinti, kokią naudą jūs turėsit, jeigu pradėsit masažuoti savo galvos odą. Tai masažas skatina plaukų augimą. Galite pristabdyti ir plaukų slinkimą. Jis stiprina pačias šaknis, patį plauko folikulą. Nes masažuojant mes padidiname deguonies pritekėjimą į kraują ir išlaisvina toksinus. Tai vienareikšmiškai padeda savo plaukučiams ir tam momentui, jeigu mes norim pasiekti gerų rezultatų. Na ir dabar noriu pasidalinti su jumis dar vienu aspektu. Noriu pakalbėti apie tai. Mes jau dalinomės ne kartą, išgirdau tą frazę, kodėl augalų pagrindų kurti produktai duoda rezultatus. Pamenat mūsų plauką įvilktą į silikonus, į vašką. Tai augalų pagrindų kurti produktai visą štai tą vašką aplipusį, kuris yra ant mūsų plauko, nuvalo. Ir jisai lieka natūralus plaukas, kurį pradeda maitinti, atstatinėti ir duoti rezultatus. Tai
Kad pasiektumėt geriausius rezultatus, turėtumėt naudoti ne vieną produktą, bet turėtumėt įsivesti sau liniją arba, liniją. Todėl, kas būtent įeina, mes parinkome su Rita mūsų, tai yra linija, apie kurią kalbėjome, jog skatina plaukų augimą ir stabdo slinkimą. Tai kokia sudėtis būtent yra, tai Rita dalinosi, čia taip pat įeina Rejuvenik aliejukas, 13+ natūralių augalų ir aliejų, kapiksilis, tai būtent tas unikalus mišinys, kuris padeda stiprinti ir tankinti pačius plauko tūrį ir duoda tą tankumą, žirnių ekstraktas, palaiko sveikų jaunatviškų plaukų išvaizdą, veganiška apsauga, pipirmėčių aliejus ir rozmarinų taip pat aliejus, kuris yra galingas antioksidantas, padedantis sunaikinti kenksmingus laisvuosius radikalus. Taip. Ir turim klausimą. Turim klausimą ir aš labai noriu po šio klausimo pakviesti realius žmonės, kurie susitvarkė su šia problema, kurie įsisprendė šią problemą, nes yra pas mus ir heiterių. Ačiū Jums, kad rašote klausimus, kad dalinate savo nuomonę, mes gerbime kiekvieno nuomonę, bet mes turime tikrų žmonių, kurie gali pasidalinti tikrais rezultatais. Tai iš tikrųjų dar parašykite į komentarą, matote, yra produktai, būtent aliejukas, clinical serumas, peelingas ar visas rinkinys, kurį jūs rinktumėtės, jeigu norite gauti rezultatą, jeigu norite išspręsti plaukų slinkimo problemą, nes mes tikrai pasidaliname labai daug naudingos informacijos ir paanalizavome ir turime unikalų produktą, kuris padeda tai išspręsti. Tai noriu iš tikro pakviesti pasidalinti savo istoriją, būtent moterį, kuri turėjo labai ženklų plaukų slinkimą ir kasgi vis dėlto jai padėjo. Tai Virginija, jeigu galite, įsijunkite kamerą ir pasidalinkite, o Jurgita, aš norėčiau, kad tu atsuktumai mūsų prieš ir po rezultatus ir parodytumai vis dėlto, kokie buvo ir kokie dabar yra. Virginija, galit pasijungti kamerą? Jau pasijungiau. Jau pasijungėt. Labas vakaras, Virginija. Na, mes, kaip sakoma, kaip visada ir visur būna ir to, bet mes turime tikrą pavyzdį. Tai Virginija, pasidalinkit, kadangi panaudojam jūsų nuotrauką, norim išgirsti jūsų istoriją. Tai kasgi vis dėlto padėjo sustabdyti plaukų slinkimą? Tai labas vakaras visiems. Aš esu Virginija. Esu baigus mediciną. Ir Monat kompanijoje esu virš 4 metų. Didysis mano plaukų slinkimas iš tikrųjų įvyko po COVID-o. Aš persirgau COVID-u, kuris labai tikrai buvo sunki būklė mano, aš gulėjau net reanimacijoje, bet aš čia nesiplėsiu. Ir ko pasekoje, po 2,5 mėnesių man pradėjo kristi plaukai, bet jie krito, žinokit, jie man čiuožė. Aš šukuodavau galvą tik 2 kartus į dieną, ryte ir vakare, ir mano pilnas šepetys būdavo plaukų. Aš bijau juos net priliesti. Buvau pas gydytojus, nuėjau pas gydytojus, padarė man tyrimus, mano tyrimai buvo geri, kaip jie sakė. Ta prasme, ribose, ar ne? Aš tuo metu naudojau jau Monat. Buvau neseniai šį pradėjus naudoti, aišku, man daug kas sakė, čia tau nuo Monat, ką tu čia dabar darai, vienu žodžiu, nupliksi. Taip ir buvo, nuplikau, tik ne nuo Monat. Ir iš tikrųjų liko mano tik tai 20 kažkur procentų, gal dar net ir mažiau. Aš, žinokit, susirinkau maišelį, iš to maišelio iš tikrųjų neatsinešiau, kažkaip pamiršau jau tą maišelį, bet aš dar jį turiu. 2 savaičių aš susirinkau, iš tikrųjų, ten buvo, žinokit, maišas tų plaukų, tik aš juos paskui kaip taip susukau, tai dabar liko toks prigrūstas mano maišelis. Turbūt nemažai žmonių gal mane ir žino, išmano, jeigu
kas domėjosi ir kažkas stebi Monat merginas, tai tikrai aš dalinausi jų grupėse apie savo plaukų istoriją. Labai, kadangi man daktaras taip pasakė, kadangi tavo būklė buvo labai sunki, tai tavo organizmas paaukojo plaukus, o taip man pasakė. Ką aš dariau? Virginija, jūsų garsas dingo? Atmutinau. Kadangi aš jau tuos Monat produktus naudoju, ar ne? Nes gydytojas, aš klausiu pas gydytoją, ką man daryti, sako, pirmiausia, tai sako, tau reikia susirasti gerus produktus, kad nebūtų ten visokių ten tų kenksmingumų, ar ne? Sakau, daktaras, aš naudoju labai gerus amerikietiškus ir aš jam parodžiau, sako, labai gerai. Tarp kitko, aš gyvenu Airijoje, tai man buvo biški keista, kad jie čia taip, žinot, parodė ir taip, gerai, tai man taip jau užstrigotas. Ir aš geriau, žinokit, proteiną, aš geriau vitaminą D, nors sakė, kad ten užtenka, bet aš vis tiek papildomai geriau. Kolageną, folinę rūgštį geriau, moterims vitaminų geriau, ten man draugė padovanojo. Ką dar aš čia, B grupės vitaminus geriau. Dar kažką geriau, taip, žinot, tokius, kur reikia mums būtinai organizmui ir ne. Nes mano, pavyzdžiui, geležis, pas mane ir hemoglobinas geras, ir geležis buvo visiškai normoje, nes aš iš vis nelinkus į tas mažakraujystės, tai sakau, nes dauguma žmonių galvoja, kad geležies trūkumas ir krenta plaukai, o matot, pas mane jos užteko visiškai. Buvau panikoj, verkiau, isterikavau, todėl, kad krenta plaukai, viską darau gerai, o man jie vis tiek krenta ir atrodo, ir žinau, ir suprantu, kad mano tas verkimas nepagelbės man, bet tiesiog buvo sunku susitvarkyti su savo emocijom, ar ne? Tai nežinau, o ką naudojau, tai naudojau mūsų tą sistemą, kuris skirta stabdyti plaukų slinkimą ir skatina plaukų augimą, ar ne, su serumu. Ir aliejuką. Aliejuką naudojau, iš pradžių aš kažkaip jo labai neįvertinau, galvoju, čia. Aliejus kaip aliejus, ar ne? Bet dabar suprantu, aš jo reikšmę, jo pagalbą, iš tikrųjų, ne veltui yra aukso lašeliais, mes jį vadinam. Ir kas pabando, net nenaudojant Monat, labai daug moterų nori šito aliejuko turėti. Neplauna šampūnai, sakė, man nereikia tavo kremų nieko, bet aliejaus, sako, noriu. Ačiū, Virginija, iš tikrųjų, jūsų istorija tikrai, aš vis galvoju, ar jūs parodysit mums tą maišelį ar ne, bet paliksim kitam kartui, viskas gerai ir aš noriu tik pasakyti tai, kad man asmeniškai plaukai slinko prieš kokius 6 metus ir slinko 3 metus. Ir aš Monato nenaudojau, ir aš Monato nežinojau. Tai iš tikrųjų, vėlgi paanalizavus, buvo pokyčiai, buvo stresas, buvo pakeista šalis, po skyrybų viena su vienu lagaminu atvykau į svečią šalį ir tik tada, kai viskas, sakykime, po viso tų proceso, man pradėjo masiškai slinkti plaukai ir slinko 3 metus. Ir vitaminai buvo gerti, ir priemonės įvairiausios buvo pakeistos ir taip toliau. Ir ar tai gali, kai sako žmonės, kažkas įtakoti, ar ne? Tai reikia, visų pirma, reikia žiūrėti, kas tavo viduje, koks yra, sakykime, kokia yra problema, ar ne? Ar vitaminų trūksta, ar liga, ar stresas, ką mes ir apibūdiname ir sutraukėme ir davėme jums visą informaciją, kodėl, kokie pagrindiniai yra niuansai, kodėl slenka plaukai. Ir mes jums siūlome pagalbą, atkreipti dėmesį, kad ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės reikalingi, naudingi ir vertingi produktai, kurie gausūs vitaminų ir kurie padeda 100%. Mes turime dar vieną mergaitę. Jurgita, gal jūs galit pakviesti?
Taip, Andželika, ar esi? Mačiau, kad esi. Labas vakaras, esu. Širdis drėba prieš tokią didelę auditoriją. Labai ačiū, kad pakvietėt. Ir iš tikrųjų, mano istorija yra tokia, kad esu 2 vaikų mamytė. Nors visą savo jaunystę nepasižymėjau kažkokiais auksiniais plaukais. Prisipažįstu, iš karto prisiduodu, visada tiesinau jaunystėje, kvailystėje ir niekada nenaudojau jokių apsaugų, nei džiovinant, nei tiesinant, tai jie buvo ir nudeginti, išsausėję, nualinti. Bet didžiausia problema, manau, prasidėjo tada, kai gimė dukrytė, man jie pradėjo slinkti. Na, kažkaip normalu čia. Taip, turi išslinkti tie plaukai, čia iš manęs viską ištraukė mergaitė, bet ta problema dar paūmėjo gimus ir sūnui. Išsiplaudavau galvą ir bijodavau braukti per plaukus, nes tiesiog kuokštai slinkdavau. Ir mano smilkiniai buvo visiškai išplikę. Labai gaila, kad nepasidalinau su Jurgita nuotrauką, kad įdėtų. Kitam kartui pažadu prisiduoti. Tai aš ir buvau skeptikė, kaip čia matau dauguma, kad čia jau monatė yra blogai. Aš buvau taip pat skeptikė, nes kažkaip tų produktų buvau naudojusi labai daug. Įvairių. Iš kirpėjų, iš įvairių internetinių parduotuvių, bet visada ieškojau ko. Žvilgantys gražūs plaukai. Nors man niekas niekada nepasakė, kad tau reikia stiprinti galvos folikulus, išsivalyti galvos odą, nes jie be galo riebaluojasi, tau reikia plaukus drėkinti, nieks to niekada nesakė, net ir mano kirpėja tuo nesidalino su manim. Na ir ką, ir vieną dieną į mano duris pasibeldžia Monat ir aš priimu šią galimybę juos išbandyti, kadangi yra grąžinimo garantija. Nu, galvoju, pažiūrėsim, nepatiks, grąžinsiu. Bet panaudojus mėnesį, pamačiau, kad mano galvoje atsiranda baby hair. Ir iš tikrųjų po to laiko pradėjau naudoti visas priemones, kurios man padėtų atsiauginti plaukus, juos prisotinti, išsivalyti galvos odą, nes be galo riebaluodavosi. Ir dabar jau naudoju beveik 2 metai. Mano plaukai yra žvilgantys, gražūs, ataugę smilkiniai ir tiesinu su karščio apsauga ir tikrai esu be galo dėkinga šiems produktams ir, kaip matote, dar nenuplikau. Tai tiek. Ačiū dar kartą. Ačiū, Andželika. Mes kaip visada truputuką ir su jumoru, nes kartais tiesiog būna tiesiog situacijų. Žinot, kaip būna gyvenime, kai žmonės nežino, jie ir kalba nežinodami. O kurie žino ir supranta, yra sąmoningi žmonės, jie supranta, kas yra gerai, o kas nėra labai gerai. Tai Jurgita, mes iš tikrųjų pabaigai jau ir baigiame, nebelaikysime jūsų. Iš tikrųjų tikiuosi, kad suteikėme pakankamai daug informacijos ir išgirdote kažką naujo, o galbūt jau buvote girdėjusi, bet kokiu atveju aš tikiuosi, jog jūsų žinių bagažas pasipildė. Ir mes tiesiog paliekame klausimus, jeigu turite kokių klausimų, galite tiesiog rašyti į čatuką. Bet kokiu atveju jūs turite mūsų kontaktus, tai galite užsiprenumeruoti, užsiregistruoti, ar kaip čia pasakyti, mūsų nemokamai konsultacijai. Ir mūsų dovana jums yra mūsų nemokama konsultacija. Tai naudokitės tom galimybėm, aplinkybėm, kad galite turėti nemokamą konsultaciją ir atsakyti savo į klausimus, kodėl viena ar kita problema jums neleidžia turėti rezultatų. Ir dar labai noriu iš tikrųjų paminėti, Jurgita, vis dėlto mes galime pristatyti vieną būdą, kaip galite įsigyti, kodėl aš jį noriu pristatyti, nes
šį savaitgalį, ilgąjį savaitgalį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, 4 dienas, jūs dabar galite sutaupyti net iki 60% būtent šiom priemonėm, kurios skatina plaukų augimą. Mūsų serumas, jisai kainuoja dabar tik 18 svarų arba 22 eurai. Jeigu yra visa sistema perkate. Šampūną taip pat galite įsigyti tik už 18 svarų arba 22 eurus perkant kondicionierių. Žinoma, dar yra galimybė įsigyti ir mūsų mažiuką aliejuką kelionių dydžio irgi su pusę kainos, 20 keli eurai ir visa kita. Mūsų produkcija yra koncentruota. Mūsų produkcija yra augalų pagrindų kurta ir būtent tie visi vitaminai, kurie yra reikalingi mūsų plaukams ir mūsų galvos odai. Be to, jūs turite 30 dienų grąžinimo garantiją. Taip kad, kaip sakoma, nebandysite, nežinosite. Mes norėjome pasidalinti ir duoti jums naudos ir vertės, o jums dabar priimti sprendimą, ar jūs norite priimti šią pagalbą, ar jūs tiesiog pasiliekate prie savo problemos ir toliau. Tai ačiū labai. Ir iš tikrųjų, Jurgita nuorodą į konsultaciją rašo Lukas, ar čia reikia įkelti. Ir iš tikrųjų palinkėsiu gero vakaro. Jei jums patiko, mes labai lauksime atsiliepimų, galite parašyti į tą pačią nuorodą, kurią pildėte į nemokamą webinarą prisijungti ir galite su mumis susisiekti asmeniškai ir mes galime pasibendrauti.